Po to sako, kad reikia čiapsi, po to visai. Aš jau kažkaip pastabų porą kartų negavau, tai gal jau pasitaisiau. Tai dėl to pastabų negavai, nes tave ten po to retušuoja ten. Ai, gerai. Kūrybotyra. Sveiki visi, sveikinamės šį kartą iš savo studijos, kaip ir visada, ir už mikrofonų tie patys žmonės, ta pati Milda ir tas pats Augustinas. Labas. Ir Jonas tas pats, labas. Labas. Kalbamės toliau kūrybiškumo temom, įvairiais kampais nagrinėjam kūrybiškumą. Šį kartą temai ruošiausi aš ir pakalbėsim tokia tema. Dažnaigi girdim ir sakom, kad kūryba ir menas išgelbės pasaulį. Bet ar visada jis išgelbėja? Ir mes žinom tikrai, kad vyksta ir kūrybiški nusikaltimai, būna ir meno klastočių, ir visokių įsilaužimų, kaip kad čia neseniai įvykę į Luvrą brangenybių vagys išsinešė tikrai daug brangenybių nemenkai, įvairios finansinės machinacijos. Tai toks klausimas, ar kūrybiškumas gali būti nusikalstamas? Kaip manai? Bet tai aš gal iš viso paprieštaraučiau, kad nei kūrybiškumas, nei čia menas, meilė išgelbės pasaulį. Ai, gerai, meilė, menas ir kūryba, gerai. Gerai. Tada tegu šitie trys gelbė. Bet šiandien, kadangi mes apie kūrybiškumą labiau, tai aš iš tos pusės pakalbėsiu. Aišku, meilė čia galėtum kada pakalbėti. Laisvai. Galim. Tai va, tai mūsų šios dienos tokia tema, kad apie nusikalstamą kūrybiškumą norisi panagrinėti iš įvairių pusių, kur kartais ta kūryba ne visada gražiai, ne visada įkvepiančiai atrodo ir yra tam tikrų tamsiųjų kūrybiškumo pusių. Tai mes čia galim iš karto prie tokio pavyzdžio. 2016 metais James Kaufmanas net išskyrė tokią kaip terminą dark creativity, tamsusis kūrybiškumas. Ir jisai sudėliojo į tam tikras lentynas, vėl kaip čia mėgstam lentynėlių, kur kryptis ir apibūdinimus sugalvojo būtent kūrybiškumui. Tai yra toksai pro-social creativity, kur kūryba padeda sprendžia problemas ir kuria tą gėrį ir grožį, kur mes čia linkę taip apibendrintai kalbėti. Yra neutral creativity, tai ta kūryba, kuri neturi aiškios moralinės krypties, tiesiog tokia kaip kūryba dėl kūrybos. Dizainas, pramogų kūryba, tokia papuola pavyzdžiai. Ir jau tas dark creativity, tai kūryba, kuri kenkia kitiems ir pažeidžia normas. Tai įvairios tos, kaip jau paminėjau, truputėlį manipulacijos, propagandos, nusikaltimai, sukčiavimai. Tai čia toks iškyla moralinis klausimas, kur galim irgi padiskutuoti, ar kūrybiškumas be etikos tampa gudrumu, kaip manai? Bet jau čia nebe apie meną, šnekam ir ne apie meilę. Čia bendrai apie kūrybiškumą, tai apie kūrybą. Taip. Kūrybiškumas kaip naudojimas blogiems kėslams, tikslams. Taip. Tai ir ne tik gudrybė, ir sukčiavimas, ir manipulacijos, ir įvairiausios tos dirbtinės klastotės, ar ne deepfake'ai vadinami. Dirbtinio intelekto pagalba, visokio balso kaitaliojimai. Viskas taip po šitų puslapiai. Taip, čia puikiai tema. Tai kaip tu manai, ar tai vis tiek galima įvardinti, pakišt po to kūrybiškumo apibendrinimo, drąsiai. Ar čia jau kažkoks kitas? Tai netgi ir tas pats kalinys, ten pilna tų ir istorijų, ir filmų sukurtų remiantis tomis istorijomis, kada kaliniai ten daug metų rausėsi su šaukšteliu per sieną ir ten už plakatų slepia skylę sienoje, ten tą žvyrą ar tą grūzą, sakykime, tuos miltus nuo sienos nugramdytus kažkaip išnešinėja, kad nepamatytų, per kratas slepiasi ir tai irgi yra kūrybiškumas, kaip išsilaisvinti, nes tu nebegali kentėti ir tos laisvės gurkšniuose tiek pasilgęs, kad padarysi bet ką. Tai tikrai kūrybiškumas, man atrodo, kad taip. Taip, aš irgi manau, kad čia visiškai nepabėga nuo to apibrėžimo ir įdomiausia tai, kad ir tas tamsusis kūrybiškumas reikalauja tų pačių savybių, kaip ir tas su mūzom ir arfom skambinantis, tai ir drąsos mąstyti kitaip, ir gebėjimo rizikuoti, ir suderinti nesuderinimus atrodo dalykus, tik tai tikslai, kuriem jisai panaudojamas, be abejo skiriasi. Tai įdomus toksai truputėlį atsiranda lyg tai etikos filtras, kuris
sudėlioja, ar tai tas kūrybiškumas bus šviesusis tas ar tamsusis, jeigu mes čia šiandien tokiais terminais kalbam. Ir man įdomu buvo paanalizuoti šitai temai ruošiantis apie tokių nusikalstamo tų kūrybiškumo pavyzdžių, tai tam tikrų meno klastotojų, kiek yra per visą laikotarpį atsiradę ir buvę, ir man visada tokia būdavo, lyg tai tuos meno klastotojus paskui ten nulinčiuoja ir panašiai, bet sėkmės padaryti, kad jų tiek laiko net pažino jų tų klastočių, nes tikrai yra ne vienas pavyzdys, kaip kad pavyzdžiui Han van Meegerer, nežinau ar gerai ištariau, bet Olandijos čia toksai veikėjas, kuris puikiai Vermeerio stiliaus paveikslus klastojo ir tikrai net daug laiko praėjo, kol meno įvairūs ekspertai sugebėjo atrasti skirtumus ir žiūrėti, kad čia yra klastotė. Ir būtent taip, kad nutapė, jisai paskui buvo įdomus atvejis, kad net vieną pardavė iš klastočių nacių vadui ir po karo buvo apkaltintas kolaboravimu ir kad išvengtų mirties bausmės teisme nutapė naują Vermeerį gyvai, įrodydamas, kad pats buvo tas klastotojas. Ir tapimas tuo klastotoju kaip ir išsigelbėjimu jam tapo, nes jisai įrodė, kad tikrai jisai suklastojo ir, žodžiu, tokia paini gan istorija įvyko. Bet kaip tu manytum, ar tie klastotojai, kurie sugeba taip gerai pamėgdžioti stilių tam tikro kūrėjo, ar jie turi tam tų daug gabumų ir juos galima kaip greta tų kūrėjų lygiuot? Ar kopijavimas jau yra čia visiškai kita lyga? Kad galima, tai manau, kad tikrai galima, o sakinys nesibaigia, taško dar nededu, bet reikia pakalbėti, ar tai yra etiška daryti. Taip. Ir moraliai yra etiška. Tai lygiai taip pat buvom su tavim Geimono žaidimų, ar ne, festivalyje ir VIP zonoje, kadangi mes buvome dalyviai, nuėjom pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo, žodžiu, duoda mums maisto, duoda atsigerti limonado, kavos, gali ten sumuštinį pasimti bandelę ir įleidžia tik tais dalyvius, ar ne? Ir įėjo slaptai 2 vaikai, apsimeta sėdė, gal 12 metų. Nieks nemato, pribėgo, 2 skardinės saldaus gėrimo įsimetė, dar po to sėdi, vėl nieks nevyksta. Tai moraliai kaip ir neteisingai daro, bet iš kitos pusės parodo irgi pačios organizacijos, kaip jie žiūri pro pirštus, kaip yra išsitaškę, išsiblaškę savanoriai, kurie nieko nedaro. Tai, aš tų vaikų neskundžiu, bet po to tokios, moralinės pagirios buvo, nes pati vagystė, kurią mačiau, kaip jie tą padarė, kur aplinkui niekas nematė, aš kaip ir jų nesudrausminau. Bet organizatoriai to pačiu irgi yra apsileidę. Bet aš pagalvoju, iš kitos pusės, vaikai tiesiog pasinaudojo tą spragą. Ir aš jų asmeniškai nepažįstu, gal iš tiesų jie gyvena labai sunku gyvenimą, gal tų gėrimų saldžių jie negali nusipirkti ir jie pamatė progą tuo ir pasinaudojo, kada tenai, kaip sakant, krapštai iš nosies narglį, arba spriktuoja, arba kramtai jį. Tai va tą ir darė tas, žaidimo festivalio savanoris. Tai manau, kad toksai kūrybiškumas yra lemiamas sąlygų, aplinkos ir čia jau kitas dalykas, ar tai yra etiška daryti ar ne. Lygiai taip pat, kaip tu paminėjai, tas pats ar ne, padirbinėtojas, kuris pradžioje tai padirbinėjo tam, kad uždirbti pinigų, o po to jam teko pripažinti ir visiems įrodyti, kad tiesiog tai yra netikra. Ir turi tą gabumą. Taip, ir kad jį tai išsuko ir išgelbėjo. Tai aš irgi atsimenu, turiu draugą, kuris gyvena tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos. Tai jisai ir sako, kad Britai jie antiek jau gerai ne viena karta gyvena, kad jie nematė nepritekliaus ir jie net nesupranta, kad daiktas gali turėti antrą gyvenimą. Kad jeigu tu ten, pavyzdžiui, kokią nors renovuoji namą, kažkokią tai mokyklą, koledžą ar universitetą, jeigu ten turi kažkokios nereikalingos įrangos, daiktų, šviestuvų, kad tu gali juos parduoti. Ir tai galima padaryti oficialiai, su visom sąskaitom, su visais mokesčiais ir taip toliau, kad nebūtina išmesti į konteinerį. Ir kas vyksta tada? Tai jisai, ką daro, dirbo vienoje irgi aukštoje įstaigoje ir kažkokia buvo spausdinimo mašina, kurią tiesiog jisai klausė direktoriaus, kas čia bus su ta mašina. Tai sako, tai mes ją išmesim. Sako, būtų gerai, kad tu ją pasirūpintum, kad jinai būtų iškelta į gatvę. Ir kad tiesiog kažkas po to, kad privažiuotų ir
kad ir išvežtų tiesiog nuo tos mokymo įstaigos. Tai jisai ką padarė, greitai lindo į eBay'ų, pasižiūrėjo, kiek tos mašinos maždaug kainuoja, apie 3000 svarų. Na, tai įdėjo skelbimą, kad 1800 ir kad reikia išsivežti pačiam. Labai greitai tą pačią, ar man atrodo, gal ne tą pačią, bet galbūt kitą dieną sulaukė skambučio, kad aš noriu atvažiuoti, kur čia yra. Jisai ten atvažiavo, buvo dar tą mašiną aptvėręs stop juostą. Atvyko žmonės iš karto sunkvežimiu, jam padavė, kaip sakant, grinais pinigais į ranką tuos pinigus, susikrovė tą mašiną ir išvažiavo. Ir direktorius klausė, tai pasirūpino, sako, išvežė tą mašiną, viskas gerai. Tai klausimas, ar čia yra vagystė, ar tiesiog tu matai tą progą. Lygiai taip pat. Ir jie pasinaudoja tuo metu. Ir lygiai taip pat ten ta istorija tęsiasi ir toliau, jisai ten tų pavyzdžių duoda labai daug, kad ten, pavyzdžiui, kažkokioje didžiuliai aktų salėje, kažkokioje buvo labai gražių žibintų. Tų žibintų gal buvo ten virš 100 vienetų. Na, stiklas, juos visus gražiai nukabino. Ir vėlgi direktorius sako, tai pasirūpink, kad jis kaip ūkvedys, kad būtų išmesta į stiklo konteinerį. Taip, sako, jisai pasirūpinsiu. Ir jisai greitai įlenda maždaug vėlgi tą patį eBay'ų, pasižiūri, kiek toks žibintas kainuoja. Toksai žibintas kainuoja tarp 80-100 svarų. Vintažas jau šį kartą taip greitai neprasisuko, bet ką jisai padarė? Juos gražiai susikrovė, gavo kažkokių laikraščių į dėžes, į garažą. Tai tam Londone jis ten turi gal tos 3 garažus, kur ten krauna, žmona sakė, pakraupus yra, bet vėlgi ir pardavinėja tos dalykus. Ar ne? Tai šiaip mes Lietuvoje tą turim, kad daiktui turim antrą gyvenimą. Čia toks apsukrumas gal. Skelbiu portalą skelbimų, ar ne kokią nors ten pilna ten tų daiktų, kurie yra parduodami ir netgi aš pats irgi kažkada tas pačias padangas ten pardavinėjau, kurios dar, vadinamai turi mėsos, bet galbūt kažkam, aš nepardavinėjau ten kažkokią tai kosminę sumą, bet galbūt kažkam, kas neturi tų pinigų, tai gali būti išsigelbėjimas. Tiesiog, kad tu už vienos naujos padangos kainą, ar netgi dar pigiau tenai, už pusės naujos padangos kainą gali pasimti 4 ir dar gali ten tą vieną sezoną, tarkim, pravažinėti. Tai čia vėlgi ir apsukrumas, ir gudrumas, bet... Ir kūrybiškumas, ne? Ir aišku, čia, manau, tas pavyzdys ne visiškai kaip su vagyste susiję, bet yra šansas, proga ir matymas. Taip. Tai čia tas pavyzdys tavo iš dabartinių laikų, čia tas mano pateiktas iš tų meno klastotojų, bet jie turi tam tikrus pasiteisinimus įdomius, kaip ir vieną irgi nagrinėjusi pavyzdį, kuris 20-21 amžiaus meno klastotojas nekopijavo, o kūrė tarsi naujus darbus, bet remdamasis kažkokių jau esamų kūrėjų stiliumi. Ir jo net darbai kabėjo galerijose ir už milijonus buvo parduodami ir kaip jį prigavo ir jisai savo metodą kūrybiškų atkūrimų vadino, tarkim. Jis nevadino tai klastotė, jisai tiesiog kūrybiškai atkūrė, nes tyrinėjo dailininko būtent stilių, mechaniką, jisai daug laiko praleido, kad perprastų tą visą, kaip jie tapė ir kokiu būdu, ir visą tą pigmentus netgi nagrinėjo, kokiais dažais ir visą kitą darė. Ir kai jį pagavo, jo toks įdomus pasiteisinimas buvo, kad sako, aš nesuklastojau, aš sukūriau meno kūrinius, kurie turėjo būti. Taip. Tai tiesiog toksai visai to laikmečio atspindintis, bet tuo pačiu jisai kūrybiškai atkūrė. Aš netgi drįsčiau teikti, kad prie kūrybiškumo šalia yra nepriteklius ir šalia yra ir vagystė. Netgi ir akademiniam pasauliu. Tu nueini kokio nors, pavyzdžiui, jeigu, kaip aš, pavyzdžiui, dirbu universitete, vedu paskaitas ir kartais tu nueini, pavyzdžiui, į kokią nors svečio paskaitą, užsieniečio. Tai būna, kad tenai aš ir su savo kolegom nueinu ir mes ten kartu atsisėdam, padiskutuojam ir kartais mes, esam pasibaisėję, kaip neįdomiai veda paskaitą, kaip skaito skaidres vieną po kitos, kaip ten, visiškai neįdeda širdies nieko. Kartais tu būni sužavėtas paskaitom, kaip jos vedamos, kokie pavyzdžiai rodomi, negirdėti ir taip toliau. Ir tu tikrai kažką pasiimi, remiksuoji, pakeiti ir tam tikrą prasme galima sakyti, tu pasivagi ir tu savo reikmėms, savo tikslams arba savo paskaitoms, tiesiog atsižvelgiant į šitą pavyzdį, galima sakyti, tu tą panaudoji. Ir aš nemanau, kad tokia pure creativity, ta grinoji kūryba iš esmės yra įmanoma. Nes žvelgiant į žmonijos istoriją, mes dėja tos istorijos žmonijos daug nežinome.
gal 6, gal 10 tūkstančių metų, dar kažką iš akmens amžiaus bandome painterpretuoti, bet kūrybiškumo vienas iš tokių principų ir vakarų pasaulio, sakyčiau, blogųjų dalykų, kad jisai yra lygiagrečiai statomas arba toje pačioje linijoje, tame pačiame sakinyje kartu su originalumu. Kūrybiškumui reikia kopijuoti, reikia vagystės, reikia nusibeždžioniauti, reikia kažką pasiskolinti ir padaryti savaip per savo filtrą. Taip, kad tikrai vagystė, nepriteklius, kūrybiškumas visiškai kaimynai. Galų gale mes negyvenam tokioje aplinkoje, kuri neveiktų mūsų ir mes negalim sakyti, jeigu sukūrėm kažką, kad čia tikrai tik tai mūsų kūryba, niekas jokie pašaliniai veiksniai neturėjo tam įtakos, nes tai irgi būtų melas turbūt, nes gyvenam visuomeniai, matom įvairius dalykus, mūsų apsupa tam tikri įspūdžiai, vaizdai, įkvėpimai, kurie nugula į tą mūsų kūrybą. Tai negalim sakyti, kad tai kažkas originalaus ir visiškai nepaveikta ir tiek autentiška, kad jau čia, nežinau, iš pašaknų išrauta. Ir dar viena, čia grįžtant nuo tų klasikinių įvairių kūrėjų, tapytojų, mesgi turim puikių pavyzdžių tokio nusikalstamo kūrybiškumo, tie vadinami visi skemeriai, kur įvairius apgaulės mechanizmus konstruoja, kuria vis naujus, nes jiem tenka tapti vis išradingesniem ir naujos technologijos atsiranda ir nauji, kaip čia juos prigauna, tai jie turi vėl kažką naujo sugalvoti. Ką manai apie tokį kūrybiškumo modelį, kur viena vertus būdavo paskambina ir sako, kad anūkui reikia, avariją padarė, reikia sumokėti pinigus, dabar mes žinom, kad vėl ir vėl kitokie visiškai apgavystės metodai taikomi, kur kartais tikrai net sunku ir atskirti ir pastebėti. Kad tai puiku yra, tai tikrai aš nepasakysiu, nes tikrai bijau, kad ir pačiam taip nenutiktų ir kad manau, kad jie išmano ir psichologiją neblogai, moka tą spaudimą. Didžiausias dalykas, ką jie daro, tai greitai priimti sprendimą visą laiką spaudžia, prašo, kad kuo greičiau dabar galvok, nes jau viskas bus šakės kitaip. Tai, tą reikia suprasti, kad jeigu kažkas jūs spaudžia kuo greičiau apsispręsti, kažkas yra ne taip. Čia jau turėtų būti tas, raudona lemputė užsidegti ir sakyti, kad kažkas yra ne taip. Tai tikrai nėra puiku, bet vėlgi, kodėl tas žmonės daro. Tai yra tas irgi iš pasakymas, ar ne, iš bažnyčios, kaip ten durnai ir bažnyčiai muša. Tai žmonės to naudojasi ir kartais aš pats galvoju, kad aš gal nelabai protingo veido esu, dabar visiais pasižiūrėti, kaip atrodo Augustino Balaišio veidas. Tai nes mane, pavyzdžiui, dažniausiai, jeigu būnu prie kasos ir atsiskaitinėjau grinais, tai dabar to labai vengiu daryti, tai mane visą laiką praktiškai 9 ir 10 kartų bando apgauti. Tai čia ne mano įsivaizdavimas. Ir aš kaip papasakau draugam ir kas eina, sakau, pasižiūrėk, kas bus dabar. Ir 9 iš 10 kartų taip ir būna ir visi žino ir sako, aš jau su tam net nenoriu eiti, nes kažkokia, sako, gal tu ten praeitam gyvenime kokią nors, nežinau, kasininką nužudėjai, dabar čia tavo karma. Bet sako, jeigu aš krikščionis, tai ar karma galioja? Tada, aišku, nieks nesupranta, kad tas, kas supranta, sako, tada gal ir ne. Bet gal tada anam gyvenime nebuvai krikščionis. Tai čia tokie kūrybiniai pokalbiai. Taip. Tai apie tuos, tikėkime, kad čia nepakliūsim į tos skemerių pinklės ir panašius dalykus, bet technologijos duoda vis daugiau ir daugiau, kaip čia galimybių tiem kūrybiniam klastotojam ir visokiem niekadėjam, tiem patiem hakeriam, duoda vis daugiau peno ir tos kūrybinės erdvės, nes jie turi kuo daugiau įrankių įvairių panaudoti. Tai man toksai visą laiką klausimas, kiek aplinkos įtaka įvairūs technologiniai sprendimai pakursto būtent labiau į tą šviesųjį kūrybiškumą ar labiau į tamsųjį kūrybiškumą? Atsakymas labai paprastas. Viskas yra ginklas. Kas yra sukurta, viskas yra ginklas, absoliučiai. Nesvarbu, ar tai bus daiktas, ar tai programinė įranga, viską galima panaudoti blogiems tikslams, kėslams, vienokią ir kitokią formą. Tiesiog užduokit savo klausimą, kaip aš galiu ten, pavyzdžiui, kokią nors, sakykime, dabar nusišnekėsiu labai gal garsiai, bet paimti nuo jungiklio, pavyzdžiui, šviesą jungti dangtelį ir kaip aš jį galiu panaudoti blogiems kėslams. Tai nenoriu čia garsiai galvoti, bet ir siūlyt variantų, bet jau dabar kokius 3 sugalvojau, kaip aš galiu juos panaudoti blogiems kėslams, būtent tą jungiklį jungti šviesai. Ir ką aš galiu su juo blogo nuveikti.
Tai čia toksai, vėlgi, kaip pasakyti, aš manyčiau, kad priklauso nuo žmogaus, nuo situacijos ir galima tiek geriem dalykam naudoti, tiek blogiem. Tas pats ir dirbtinis intelektas, ta pati muzika. Vėlgi, ir tam žinau, kad jeigu ten muzika, su karvėm eksperimentas jau ne vienas buvo padarytas, kad jeigu leidžiant vienokią muziką, ten klasikinė jos daugiau duoda pieno. Jeigu leidžiant kokį nors sunkų metalą, ten daug mažiau. Ten vėlgi lygino po to ten Mozartą, Bachą ir ten išvedinėjo, kuris ten kompozitorius, žodžiu, yra toksai vaisingiausias pieno ar ne kiekiais, kas ten ką duotų. Bet lygiai taip pat muzika gali būti naudojama ne tik tais atsipalaidavimui, bet lygiai taip pat ir, tiek pat ir gyvūnų, tiek pat žmonių kankinimui. Ir tas jau yra daryta, ne vieną kartą, vedamas žmogus iš proto, tas pats kūrinys leidžiamas diena iš dienos tam, kad jį įvaryti į neviltį, kad įvaryti tą vadinamą kilpą, ar ne, tokio laiko sukurio tokio, kad žmogus jau galų gale sakytų viskas, užteks, išjungit man tą muziką, aš jau jums viską pasakysiu, išpasakosiu, nereikia nei daryti jokių, kažkokių kankinimų. Pasodink žmogų savaitę ant tos pačios muzikos, uždėk ausines, klausytis ir viskas. Tai viskas yra ginklas, taip. Tas pats žodis gali būti arba ginklas, arba įkvėpimas. Tai čia vaistas, taip. Taip. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Taip pat gali mus paremti Contribui platformoje. Mes matom tokio, kad iškyla visuose šitose tematikose tarp šviesaus ir tamsaus to kūrybiškumo daug to etinio klausimo ir daug to pasvarstymo. Tai žodžiu, mano tokia išvada būtų apibendrinant visą šitą temą, kad truputėlį iš moralinės perspektyvos vertinant ir savo tą tokį filtrą uždėjus mes galim atskirti ir įvertinti, kur čia tas kūrybiškumas tamsesnis, kur šviesesnis. Taip pat turi atsakomybė būti su tuo ir be abejo, ar tas blogis be kūrybiškumo egzistuotų, čia toksai gal retorinis klausimas, bet... Tie patys narkodileriai Pietų Amerikoje, kurie su povandeniniais laivais plukdo narkotikus. Man tai čia labai kūrybiška. Šaunuoliai. Taip. O ką jie ten plukdo, tai čia ne mūsų moralinis klausimas. Bet yra irgi toksai pavyzdys, irgi girdėjau čia iš artimos aplinkos tokią istoriją, išėjo žmogus, griebė lapus. Ruduo, meta lapus medžiai ir tiesiog griebė lapus ir deda. Eina pro šalį žmogus ir sako, labą dieną, galiu pakalbint? tą žmogų pirmą kartą mato. Taip. Tai jums noriu papasakoti istoriją. Tai va, aš čia gyvenu netoliese, tokiam daugiabutyje ir mes išsinuomavome iš savivaldybės ten kelis didmaišius lapams sumesti. Nu ir susitarim, kad savaitgalį tuos lapus jau mes visą talką pasidarysim, ten mūsų daugiabučio kolektyvas išeis ir ten mes su juos sugriebsim ir sumesim į tuos didmaišius. Taip. Tai va, tai žinokit ir atsibundu ryte, aš tą šeštadienį ir žiūriu, kad kaimynas iš priešais esančio nuosavo namo paima su karučiu ir veža tuos lapus ir meta į mūsų išnuomotus didmaišius. Baisu. Na baisu. Išeinu iškart pasakyti, klausykit, ką jūs čia darot? Metu lapus, bet žinokit, čia mes susimokėjom už tos didmaišius, čia mes va šitų medžių, šitos lapus griebsim to ir mesim, o jūs dabar čia atvežat savo. Ir dėmesio, žmogus nepasimeta ir sako, ateikit, aš jums parodysiu mano kiemą, žiūrėkit, mano kieme nėra nei vieno medžio, šitie visi lapai yra nuo jūsų medžių, aš juos ir metu į jūsų didmaišius. Prašau, kaip kūrybiškai išsisuko. Ar tas žmogus blogietis? Čia jisai tiesiog apsukrus, man atrodo, ir kūrybiškai. Reikėtų paklausti teisininkų, žinok, ten būna visaip. Man atrodo, čia paklausim teisininkų vienaip įvardins, paklausim kokių nors reiktų teisininkam pasikviesti Mildą į pažiūrėtume, kaip jis taip. Aš jau žinau, ką pakviesim ir va tokių reikės istorijų paklausinėti situacijų. Čia, ar nebus demotyvacija kūrybiškumui paskui? Ten kaip tik jie labai kūrybiški. Kaip dirbti su žmogum, kur tu žinai, kad jis yra kaltas ir jis, pavyzdžiui, turi du advokatus. Koks čia dabar buvo tas vaikų tvirkintojas, kuris su 2 advokatais atėjo, visi įrodymai yra ne jo naudai ir jisai sako, aš nekaltas. Nors ir visuomenė visą žino, ir visa medžiaga paviešinta yra, žinoma, viskas yra, kur yra moralė atstovauti tam žmogui.
Tai čia, kaip sakau, tie jau etiniai klausimai įsijungia į visus šitus. Taip. Tai gal tada į pabaigą, kadangi mes čia truputėlį palėtėm tokių ir tamsesnių, ir šviesesnių pusių, turi kažkokią metodą pasiruošęs? Jo, tai aš pagal tavo šios dienos temą norėčiau pasiūlyti tiek mūsų žiūrovom, tiek klausytojam pabandyti tokį dalyką. Tikrai esat matę, galima nueiti į kanceliarinių prekių parduotuvę ir nusipirkti paveikslą, kurį reikia nutapyti pagal sužymėjimą. Ten būna, pavyzdžiui, pirma spalva ruda, ten kokia 17 ten šviesiai mėlyna, ten kokia 32 yra kokia nors rožinė ir taip toliau, ir ten galit nusipirkti, nežinau, kokio nori dydžio, ten mažesnį, didesnį paveikslą ir pabandyti nutapyti. Tai vienas dalykas, daugelis žmonių nesima, nes sako, tai čia vis tiek kičas, ką man čia reikia, gal čia vaikam įdomu ir taip toliau. Ką kalba psichologai, kad netgi ir suaugusiems yra skirtos spalvinimo, spalvojimo, ar ne, knygelės. Tos mandalas dabar. Įvairiausios. Tai padeda kovoti ir su nerimu, padeda iš viso ir nusiraminti, padeda susikaupti, tų visų distrakcijų atsikratyti. Bet kodėl verta paimti ir pabandyti nutapyti paveikslą, kuris atrodytų visiškai kičas? Na, pasimkite kokį nors Van Gogą, ten, paimkite kokį nors Da Vinčio Mona Lisa, na, mėgstamą savo darbą kažkokį, tai pamatysit, kiek yra daug sudėtingų dalykų. Taip, jūs kažko nieko naujo nesukursit, bet pajausit, ką reiškia sugebėti išsisukti su tam tikru dažų kiekiu. Kiek reikia pastangos, kad neišlipti iš savo sužymėtos zonos. Ir taip toliau daug dalykų. Tai čia vienas iš tokių pasiūlymų, viena kūrybinė metodika, kita yra daug įvairiausių tapybos klubų, kur tu ateini ir atrodo, ten kiti juokiasi, sako, dažytojų klubas, bet irgi, žinokit, verta nueiti ir pabandyti, kaip tu atsisėdi ir visa grupė nubalsuoja ir sako, dabar tapysim, išsirenkat iš kelių paveikslų, kokį nors vieną paveikslą ir žmogus, fasilitatorius, kuris veda tą užsiėmimą, jisai rodo ir pasako, kas yra potėpis, kaip tą padaryti. Ir su tais padirbiniais, ar ne, tai lengva nuteisti ir lengva pasakyti, tai čia tu vagis, tai čia tu tą, bet kiek reikia būtent gebėjimo, žinojimo. Ir dažniausiai, kaip tokius vagis pagauna, tai pagauna per tyrimus ir kad dažai būtent ir jų konsistencija sudėtyje, tais ir tais metais tiesiog tokia sudėtis neegzistavo. Tai genialus padirbinėtojas, ką jisai daro, tai jisai, ko gero, ir tą chemiją visą pasidaro pagal tą receptą senovinį tuos dažus ir būtent taip viską padirba. Tai kaip ir minėjau, yra tie klastotojai ir pigmentus išstudijavę ir visus kitus dalykus, tai jie tikrai taip pigiai neprasisuka. Puikiai, žodžiu, tapybinė tokia į temą metodika, tapybėlė. Mano irgi iš šios dienos tematika toks kūrybinio nusikaltimo metodas. Tai siūlau tokį pasibandyti. Nieko nereikės už moralės ribų neišeisit, nieko nenuteis, bet siūloma taip susigalvoti kažkokį nusikaltimą ir čia kaip ir galima grupiai geriausia šitą metodą išbandyti, kad tampat nusikaltėliais, bet ne ta tradicinė, o tokia idėjinė prasme. Tai pavyzdžiui, suplanuojat kūrybišką nusikaltimą čia su kompanija, kuris nepažeidžia įstatymą, bet peržengia kažkokią normą arba tabu. Pavyzdžiui, susigalvojat užduotį, kaip pavogti žmonių dėmesį nieko neparduodant, arba kaip nulaužti kasdienybės rutiną. Tokie nusikaltimai kūrybiniai. Ir antrame etape visą reikia susidėlioti nusikaltimo planą, kad dalyviai susiplanuoja, kas vogs, tarkim, kaip kam naudos, pasekmes apmąsto, kas nutiktų, jeigu tai įvyktų iš tikrųjų ir kaip atskleistų tą kūrybiškumo suvokimą. Ir vienas iš dalyvių yra tyrėjas, kuris tampa toks kūrybiniu detektyvu ir analizuoja, ar tai buvo blogas kūrybiškumas, ar drąsus, ar pavyko tą normą peržengti, ar kažkokį tabų sulaužyti. Ir vėliau tokį pasidaryti refleksijas, kur aptariama, kur baigėsi ta kūrybinė drąsa ir prasideda jau manipulacija, ar kūrybiškumas be etikos vis dar galimas vadinti tuo kūrybiškumu ir panašus dalykai. Tai tiesiog tokiais pasidaryti grupeliai tokį smagų detektyvinį kūrybinį pasižaidimą. Supratau, šitą metodiką yra įdomi dar ir tuo, kaip papasakojai, kad net truputėlį ir jaudina, nes tu supranti, kad kažką tokio nelegalaus darysi. Taip. Bet to pačiu likti ir negresia niekas. Taip, bet ir postumis yra toksai, juodi darbeliai truputėlį galbūt labiau jaudina, labiau domina ir veda į priekį gal netgi. Taip, tai išbandykit ir galite išlaisvinti savo vidinį tokį nusikaltėlį. Wow.
Ir kągi, kiekvieną kartą siūlom ne tik paklausyti čia, ką mes kalbam ir tas metodikas išgirst pro vieną ausį ir išleist pro kitą, bet ir praktikoje jas išbandyt. Galit vieni, galit pasitelkt į kompaniją tiek draugus, tiek kolegas, tiek kokius nors, nežinau, praeivius, pabandykit darbus kūrybiškiau. Ir tiesiog ačiū, kad klausėtės, prenumeruokit mūsų tinklalaidę tiek YouTube, tiek Spotify. Ačiū, kad klausot. Ir per Contribui nepamirškite mūsų pirkti kavos. Man, Jonui ir Mildai. Ačiū, iškart sakom. Ir iki kitų kartų. Viso geriausio. Viso. Kūrybotyra.